Nu ką, super prūdo. Važiavom šiandien pabandyti pažvėjoti, nes čia laukia didelis amūras, pabandysim galbūt pagauti. Esu aš pagavęs 2 metus iš eilės, atsimenu seniau, pernai užpernai, man rodos, nebuvau pagavęs. Tai turim sliekų, turim kukurūzų, simiau tik taip kūrinę šiandieną, dėdė naują dugninę kitur užmest. Tai dabar išsidėsim meškerę, čia yra 3,9 teleskopas. Taip, tai čia linai, karosai visokiausi. Kimba, ko čia tik nepagausi. O paviršių matau karosą plaukiant jau. O, mačiau ir amūrą. Aha. O, žiūrėkit. Plaukė ta žuvis, palį paviršių. Mačiau amūras praplaukė. Kokštą užmausim tokį. Užmesiu, paliksiu. O, iš karto kibimą. O, nuėjo koja. Kukurūzus nufirfino. O, koks amūras. Amūras. Eik tu savo, dydžio. Čia kokie 5 kilai jau, manau. Paviršiui buvo iškilęs. Eik tu savo. O, kibimas. Turiu kažką tai. Kas čia? Lynas. Niukas. Taip pas mane. Man tai keista, kaip lynai nuo paviršiaus jama. Mažiukas, gražus lyniukas. Nu, padarau dar sekliau. Žiūrėsim. O, iš kur kibimas, malevkas. Kažką tai mažą turiu. O, kojytė. Tokios ilgos, plonos. O, žinis leido. Kol kas amūro nematyt. Jo. O. Ai, ne, lynas, dar vienas. Antras lyniukas. Jis mažesnis. O, kokius sužeistas šonus. Ir kas čia jam? Nu ką, žinau, šonus. Pabalė. Galbinosis. Lyniukas. Keista, kaip jie paviršių kimbo. Tai batonas, šanas, kaip makas, kibinukai kaip. Nieko, pradės to žuvis. Atsistos. O, mūras palei mano plūdę. Kokio dydžio. Žiūrė visiškai palei plūdę. Jis jau tavo kukurūzą nori. Žiūrėk, tai bus. Praplaukė. Atrodo, jis ten žiūrėjo tavo kukurūzą. Yes. Žiūrėjau, kad aš čia būtų. Vai. Kaip aš čia paėmiau? Jo. Nu. Mūrą pamatėm jau. Dabar pagaut liko jį. O, žuvis iššau. Mačiau šešėlį tik tai. Maslas amūrai. Ir viskam, kas kimba. Kaip žinai? O. Ar žiūrėjom, ar kas 30 kartų? O.
O, kai spaudžia. Vėl džydas. O, pusė velnių šitas. Nu, toks ir buvo užkibęs. Čia ne tokia paprastesnė, bet su vairuojamu žvejybu. Nu, ką tu čia turi? Ir dar ką mes mėgė palį paviršių visiškai ima. Tiek ir tu į paviršių. O, karosas. O, karosas. Oi, pitelė. Šitas tai geras. 300 gramų. O, kai tas spūdė. O, kai dydžio. Nu ką, pasikeičiau kabliuką. Užsidėjau 8 numerio. Tas mažiukas buvo, tai čia didelį uždėjau tikrai. Bet jei koks lynas, karpis, užkips amūras, tai bent jau saugiau. Bet ten labai mažiukas, tai su tokiu pakirs galbūt sunku į tokią lupą bus. Šiandien paprastesnė tokia žvyba, kaip sakiau, nes dėl įdomumo tiesiog atvarėm pažvejot. Nemontuosiu ten labai su kamerom keliom kibimų, fiksuoti toliau nebandysiu. Tiesiog buvo paprasta žvyba, kaip kadaise kanalo pradžioj. O, čia žuvis yra. Karosas. Ai, savo šmaudė. Didė meškė ant eršketo nuėjo patikrint, ar ant šamo. Nuėjo. Mūro irgi jau kiek laiko nematau. Kažkur tai dingo. Mūrčiukas. O, šis tai jam. Atsargiai, spėjau kokią kuoją. Būna, va taip, palei krantą visiškai. Amūras išlenda. Visas pilnai matosi. Nunerė vėl. Buvo labai gerai užmetęs amūras, tai plaukia link plūdę. Ar pačiukas būtų, bet mailius šoks. Tik pradėjo tą plūdę, sujudino ir iš karto kitą pusę nuplaukė. O, blamba. Kažkas yra. Nendės. Antaninės. Kas čia gali būti naktinių? Buvo dėdė palikęs ant naktinio slieką užmetęs tą meškerę ir atėjau, kažkas tai buvo užkybę. Pasipurtė pradžioj, paskui nuėjo į žolės, įsikabino ir likom be žuvies. Vyną tau reikia daugiau. Tai šiandien. Karosas. Pas jūs irgi jau gražus karosai užaugo. Oho. Čia karpis bus. Užmėsi ten, kur šokinėjai iš karto, matai pastvėrė. Nu. Paim kamerą pafilmuok. Čia va. A, atsikabino. Turiu. Oho. Taigi, daugiau nieko pagauti kaip ir nepavyko, tai ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi jums patiko šitas video, toksai buvo paprastesnis, kiti jau bus geriau sumontuoti, bet norėjau vis tiek įkelti. Tai ačiū, kad žiūrėjot, nežvino ir iki.